Visame pasaulyje yra tik viena didelė Europa. Ir šioje didelėje Europoje nėra vieno mažo geografinio centro. Užtat yra net 6 centrai pretenduojantys į Europos centro pavadinimą. Nusprendėme įsiaiškinti ir surasti vienintelį tikrąjį Europos geografinį centrą. Pirmiausia, nuvažiavome į Baltarusiją, į Polotską. Šis kauburėlis ir yra Europos centras. Kartu su 2000 žmonių dalyvavome kryžiaus kelyje ir sužinojome, kad Europos geografinis centras yra ne Polocko mieste, o už 40 km nuo jo. Baltarusijos mokslininkų manymų, jis kažkur čia ežere. Ir štai aš Lietuvoje. O čia viskas prasidėjo nuo kraujo. Tapau donore. Čia mano kraujo grupė. Paskui buvo viduramžių šventė, kurioje aš supratau, kad darbas turi būti lyg šventė, o šventė lyg darbas. Negalėjau įsivaizduoti, kad kelias link Europos centro Lietuvoje veda pro tikrų televizorių labirintą. Jų čia tūkstančiai. Štai jis, ilgai lauktas Europos geografinis centras Lietuvoje. Ir ką? Jis irgi tikras. Taip skaičiavo Prancūzijos nacionalinis geografijos institutas. Mūsų mokslininkai čia nieko dėti. Mes jau pravažiavome 670 km. Lietuvos ir Lenkijos pasienis. Važiuojame. Be problemų kertame Lietuvos ir Lenkijos sieną. Europa vieninga, bet visai neseniai čia vinguriavo didelės eilės. O dar anksčiau čia buvo Tarybų sąjungos siena. Nė vienas keliautojas neleis sumeluoti. Muitinė ir pasienis tai blogis. Gerai, kai jų nėra. Tai vieninga Europa. Esu mažame Lenkijos provincijos miestelyje Suchvoloje. Per šį mažą miestelį, per patį jo centrą eina didelė trasa Talinas-Varšuva. Būtent šiame mieste, visai netoli trasos ir Lietuvos pasienio, radome dar vieną Europos centrą. Jis čia. Mes patys šokiruoti, kaip lengvai ir greitai jį suradome. Tai visų centrų centras. Manėme tik ilgai važiuoti, ieškoti ir apoteozė taps Europos geografinis centras Lenkijoje. O čia štai jis. Prašom. Chciałaby pani Polaka, 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 ach tak, bo Polak w potrzebie przytuli do siebie Polaka, Polaka, ach tak, bo Polak w potrzebie przytuli do siebie Polaka, Polaka, ach tak. Utwierdzający środek Europy. Taki punkt środek Europy. Jūs tikite, kad čia Europos centras? Taip. Tai pats pirmasis ir seniausias Europos geografinis centras. Jo gimimo data – 1775 metai. Jo tėvas – geografas Simonas Antonijus Sobekraiskis. Anais senais laikais gyveno savo karalius Stanislavas Augustas Poniatovskis. Jam pasirodė, kad rūmų astronomas, kartografas ir geografas Antonijus Sobekraiskis veltui gauna algą. Karalius jį pasikvietė ir rūščiai klausė, ką veiki? Taip rūščiai, kad regis tuoj lėks galvos nuo pečių. Antonijus atsako, suradau Europos centrą. O kur tu jį suradai? Kaip kur? Aišku, Lenkijoje. Karalius ištirpo, apsidžiaugė ir pasakė, nuo šiol ir visiems laikams Europos centras yra Lenkijoje. Tiksliai nežinome, ar Europos centras Lenkijoje atsirado gamtos stebuklų ar genialaus mokslininko dėka. Taip pat nežinia, kokią metodiką 1775 metais naudojo garbusis geografas. Belieka pasikliauti jo talentu. Lenkijoje jis štai toks paprastas, o sertifikatą čia kiekvienas išduoda savo. Nuotrauka šalia geografinio centro ir yra sertifikatas. Eime? Bėkime, tuo išskris paukščiukas. Matai, jis ten. Šiuo kadru ir turėjo pasibaigti šis filmas. Kadangi važiuojame mašina, kelias diktuoja savo taisyklės. Kad pamatytume Europos geografinį centrą Ukrainoje,
reikia pravažiuoti Lenkiją. Pirmasis didelis miestas pakeliui – Belostokas. Platūs keliai miestą daro atviresniu, sukelia skrydžio ir erdvės pojūtį. Mieste nėra vieno aiškaus stiliaus pastatų. Karo metu Belostoke buvo sugriauta didelė dalis istorinio centro ir žymių vietų liko netiek jau daug. Belostokas – tai pirmiausia žmonės. Žmonės su labai nelengvu charakteriu. Turbūt kaip ir kiekvienas iš mūsų. Jiems labai svarbu tai, kad jie lenkai. Turbūt tai nacionalinis bruožas. Kraujas čia niekuo dėtas. Šiandien lenkas – tai žmogus gyvenantis Lenkijoje ir šnekantis lenkiškai. Lenkija tapo ir mano pažįstama Lena, nors ji neseniai persikėlė į Lenkiją iš Baltarusijos. Į Belostoką atsikėliau su šeima, vyru ir 2 sūnumis. Pagal išsilavinimą esu daktarė. Lenkijoje ketinu pasitvirtinti diplomą ir grįžti prie savo profesijos. Miestai lyg žmonės. Jie arba tavo, arba ne. Belostokas tavo. Mūsų miestas. Juk negali pasakyti, kodėl myli žmogų. Myli jį todėl, kad myli. Turbūt taip ir Belostokas. Pas mus atvažiavo draugai ir centrinę gatvę ėjome pasivaikščioti į parką. Ten prabėgo šaunus ežiukas. Mūsų parke gyvena ežiukai. Ežiukai reiškia vieta ekologiška, švarus miestas. Taip, ežiukai negyvena ten, kur nešvaru. Tai iškalbinga. Mūsų parke daug ežiukų. Atvira Europa, atviros sienos tai galimybė. Bet kuriuo atveju tai, kad ten plaukioja žuvys, dar nereiškia, kad jas valgysi, ją išmoksi pagauti. Tau leido žvejoti vandens telkinyje, bet žvejoti turi pats. Tu lygiai toks pat kaip ir kiti, niekuo nuo jų nesiskiri. Tiesiog turi daug dirbti. Europa įvairialypė. Todėl ir centrų gali būti daug. Čia gyvena labai daug tautų, skirtingų žmonių. Todėl, manau, ir Europos centrų gali būti daug. Ir kiekvienas turbūt tikras. Europos geografinis centras turi būti vienas. Juk stiprybė vienybėje. Kadangi Europa tokia daugialypė, joje tiek daug kultūrų, žmonių ir nuomonių, čia gali būti priimami novatoriški ir nestandartiniai sprendimai. O iškilusiuose ginčuose turbūt gims tiesa. Gana filmuoti žolę. Pažiūrėk į mane. Įsižeidei? Pakvaišai? Juk mes Lenkijoje, Belostoke. Čia viskas atvirkščiai. Rusiškas žodis urod čia reiškia gražus. Poilsiauti važiuojama į šiaurę, kalnai pietuose, o čia man po kojomis opera. Pažvelk, mes ant stogo. Tai visai ne parkas. Tiksliau, tai parkas ant stogo. Palenkės opera ir filharmonija tai Europos meno centras, modernus stiklo ir betono pastatas. Architektų sumanymu jis iš visų pusių apaugęs žalumynais. Tiksliau bus iš visų pusių apaugęs žalumynais. Dabar augalų dar laukia ilgas kelias. Jie palaipsniui drieksis į viršų specialiomis konstrukcijomis ir virvėmis, kol žaliu apsiaustu uždengs visą pastatą. Beje, daugelis miesto gyventojų nepatenkinti tokiu sprendimu. Juk Belostoke vasara trunka kelis mėnesius per metus. Paskui lapai nukrenta ir žalios sienos virsta pilkomis. Bet man vis tiek patinka. Palenkės opera tai lyg saldainis suviniotas į parką. Ar daug operų suviniotos į parką? Deja, saldumynų paragauti nepavyko. Teatrui ne sezono metas. Bet spektaklį Belostoke galima pamatyti ne tik operoje. Lenkijoje požiūris į vaikus ypatingas. Jei dėl kokių nors priežasčių vaikas pateko į šią ligoninę ir negali nueiti į teatro spektaklį, tai teatras atvažiuos pas jį. Ar jums dabar spektaklis? Pradėsime po kelių minučių. Eime pažiūrėti. Co to jest Polska? Spytał Jaś w przedszkolu. Polska to wieś i las i zboże w polu i szosa, którą pędzi do miasta autobus. Liūdna gulėti ligoninėje. Vaikams adatos tikras košmaras. Jiems dabar kaip niekada reikia džiaugsmo, o teatras – džiaugsmas. Jei vaikas serga, jam svarbiausia būti geros nuotaikos bei žinoti, kad jis mylimas ir reikalingas.
Lenkai žino, kad teigiamos emocijos padeda pasveikti ir suteikia jėgų. Mariušas ir jo teatras vaikams dovanoja ne tik džiaugsmą, bet ir žinias. Jis labai įdomiai pasakoja legendas, geografiją bei istoriją. Ir visa tai per vieną pasirodymą. Spotkanie z dziećmi, które niestety są w szpitalu, tak losy pokierowały, że mają szkołę szpitalną i kilka razy byliśmy już tutaj ze spektaklem charytatywnym. Gramy dla młodszych dzieci bajki, gramy legendy, żeby umilić trochę czas w szpitalu. Ziarnko prawdy kryje się, legendo nasza, płyn powali, legendo, legendo nasza, płyn wciąż dalej i dalej. Do widzenia! Польша. Lenkija, Belostokas, Тюрьма. kalėjimas. Раньше Visai neseniai už šios sienos lengvai galėjo pakliūti kūrybingi žmonės. Легко угодить по ту сторону стены. Сейчас, O dabar, kūrybinio proceso metu, galima atsidurti šioje sienos pusėje. с этой стороны стены. Šiandien Belostoko kaliniai laisvėje. Draugė su meno licėjaus mokiniais, jie šioje sienos pusėje piešia ant kalėjimo tvoros. Kitoje šios tvoros pusėje irgi gyvena žmonės, kurie kadaise padarė klaidą. Bet tai nereiškia, kad jie turėtų būti galutinai išmesti iš visuomenės. Šis renginys skirtas Irenai Sendlerovai. Tai nuostabi moteris, Lenkė, kuri per karą išgelbėjo per 2000 žydų vaikų. Polka, która we время wojny spasła больше 2000 еврейских детей. Irenos Sendlerovos kambaryje visos sienos buvo nukabintos jos išgelbėtų vaikų nuotraukomis. Dalį šios sienos kaliniai draugė su meno licėjaus mokiniais nori perkelti ant kalėjimo tvoros. Tai bendras Belostoko kalinių ir meno licėjaus mokinių darbas. Sudarėme neformalią grupę. Normalus Belostokas. Вот такой группы, которую мы создали, нормальный Белосток. Такая неформальная группа. Несколько человек. Tai žmonės, kurie nori įrodyti, kad antisemitizmas ir rasizmas yra mėšlas, su kuriuo reikia kovoti. Антисемитизм, расизм, что это дерьмо, с которым надо бороться. Tai ypač aktualu miestui, kuriame buvo vienas didžiausių getų Europoje. Belostoko gete buvo uždaryta per 60 000 žydų. Tai labai baisu. Tuo metu tai buvo beveik visi miesto gyventojai. Nedaugiau nei 1000 žmonių pergyveno šiuos šiurpius įvykius. Galbūt dėl tų įvykių šiandien Belostoke kaip niekada yra svarbus gyvenimas. O Belostoko kalėjimo kaliniai turi dar vieną šansą. Žinodami ir atmindami praeities įvykius, Belostoko gyventojai supranta, kaip svarbu mokėti atleisti. Kokius įspūdžius sukelia dalyvavimas šiuose projektuose? Man nauja ir įdomu dirbti su normaliais vaikais. Это что-то нового, интересно, работать с нормальными детьми, бо это... Dalyvaudama šiame kūrybinėme procese, suprantu, kad reikia žvelgti į ateitį, bet būtina žinoti ir atminti savo istoriją. Nors kartais ji būna labai sunki, tragiška ir tikrai ne visada maloni. Sobie skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór, zgraną jak talia kart, tę samą sonatę wieczną wciąż pieścił jak jakiś skarb.
Irenai Sendlerovai skirtas piešinys ant kalėjimo tvoros dar nebaigtas. Režisierius Darjušas stato ne visai įprastus spektaklius. Bandau kurti provokuojančius spektaklius, kurie priverstų apmastyti savo praeities poelgius ir sujaudintų. Раньше поступки должны трогать, их трогать. Сотрудничаю с тюрьмой Белостocкой. Regis jau 8 metus statau spektaklius, bendradarbiaudama su čia kalinčiais žmonėmis. Spektaklius rodome ir profesionaliuose teatruose. Svarbu, kad žiūrovai atsistoja, ploja ir žvelgia į juos kaip į normalius žmonės. Man visų artimiausia Tadeušo Slobodankos pjesė Mūsų klasė. Jo praeitis irgi susijusi su Białostoku. Srebrny. Podoba się? Czyj to? Mój! Boże, kurwa. Dzięki. Piękny. Ode mnie taca. Srebrna. Czyja? Moja. Boże! Kurwa. Obrus i serwetki. Czyje? Moje? Pjesėje Mūsų klasė pasakojame apie tai, kas nutiko mažame miestelėje Antrojo pasaulinio karo metu, kur draugai, kolegos ir kaimynai žudė vieni kitus, kur Lenkai suvarė savo kaimynų žydus į didelę daržinę ir ten sudegino per 1000 žmonių. Statyti šią pjesę buvo labai malonu, nes mačiau, kaip keičiasi mano aktoriai, sužinoję šią tragišką istoriją. Man atrodo, jų mąstysenoje ir vertybių sistemoje kažkas pasikeitė. Jie tapo geresni. A co zrobić? Ktoś to musiał zrobić. Zwłaszcza, że pan komendant powiedział, zabić Żydów umiliście, a myślicie, że to ich po was posprząta. Zebraliśmy się więc łopatami... Aktorius vaidmenį perleidžia per save, per savo širdį. Repetuojama kalėjime, bet Darjušui pavyko pasiekti, kad jo aktoriams kaliniams leistų nuvažiuoti į tą vietą, kurioje įvyko tragedija, aprašyta pjesėje Mūsų klasė. Tragedija, kuri gali kilti ten, kur privatus gyvenimas turi atitikti politiką. Į tą vietą nuvykę aktoriai buvo sukrėsti. Juk tai jau nebe abstraktus pasakojimas, o realybė. Tikros tų žmonių išgyventos emocijos. Pyktis, skausmas, mirties baimė, nusivylimas, gėda, siaubas, kaltės jausmas ir daugybė klausimų pirmiausia savo. Tokie emociniai sukrėtimai visam laikui pakeičia žmogų. Jie nusprendė sutvarkyti tas kapines. Z tej strony macie modlitwę za zmarłych po hebrajsku. Tylko, że to po hebrajsku. Tak. Czyli kadisz. No to teraz jest jeszcze przejrzyście, ale latem jak to zarośnie wszystko, to tu nic nie widać. Burz. Поменяйте мир к лучшему. Jūs darote pasaulį geresnį? Bandau. Truputį. Ant kalėjimo tvoros atsiranda siena iš Irenos Sendlerovos kambario. Siena nukabinta jos išgelbėtų vaikų nuotraukomis. Ant jos užrašas. Kiekvienam skęstančiam reikia ištiesti ranką. Taip sakė iškilnioji Irena Sendlerova. Darbas baigtas. Mums laikas važiuoti. Pakeliui į Europos geografinį centrą Ukrainoje užsuksime į pasakiškąjį Liubliną. Liublinas. Tik 250 km į pietus nuo Białostoko. Ir koks skirtumas? Šalta, lyja, vėjuota.
Bet neverta stebėtis. Lenkijoje viskas atvirkščiai. Kuo toliau į pietus, tuo šalčiau. Štai visos Liublino įžymybės Lietuje. Gerėkitės. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z Tobą. I dlatego lubię mówić z Tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z Tobą. I dlatego lubię mówić z Tobą. Liublinas 2 kart buvo Lenkijos sostinė. Iš valgių čia suradome itališką pizzą, pomidorų sriubą su mozzarella ir lietuviškus šaltibarščius. Bet aš juk Lenkijoje, Liubline, noriu lenkiškų patiekalų. Galbūt žinai, kur galima skaniai ir nebrangiai užkasti. Taip, žinoma, štai ten. Štai, lenkiškas maistas. Tai tikra lenkiška šaltsriubė. Ją gamina iš kefyro, marinuotų burokėlių, agurkų, o prieš patiekdami į stalą įdeda kiaušinių, krapų ir grietinės. O čia Pekino kopūstas, nelenkiškas. Čia raudonieji kopūstai, lenkiški. Čia baltieji gūžiniai kopūstai, lenkiški. Antis lenkiška. Čia nelenkiška. Bulvės ir krapai lenkiški. Štai toks internacionalas. Lenkijoje valgysime lenkiškus patiekalus. Kuo lenkų šaltibarščiai skiriasi nuo lietuvių šaltibarščių? Lietuviškuose šaltibarščiuose kefyras maišomas su burokėliais, o lenkiškuose burokėliai maišomi su kefyru. Milžiniškas skirtumas. Siekiant, kad žmonės Lenkijoje paliktų savo mašinas ir persėstų į autobusus, visuomeninis transportas yra labai patogus ir pigus. Už 1 zlotą galima 1,5 valandos su persėdimais važinėti po miesto centrą visais autobusais. Tai labai patogu. Kiekvienoje stotelėje yra tablo, kurioje rodomas kelių būsimų autobusų grafikas. Kadangi visi autobusai aprūpinti navigatoriais, jų grafikas yra absoliučiai tikslus. Deja, kol kas į Europos geografinį centrą Ukrainoje negalima nuvažiuoti autobusu už 1 zlotą. Todėl važiuosime mašina. Uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z Tobą. I dlatego lubię mówić z Tobą.